Lapkričio 17. Nes savo angelams, pasiuntiniams jis įsakys apie tave, kad jie sergėtų tave visuose tavo keliuose. Psalmių 91 skyrius 11 eilutė. Tai reiškia, kad Dievas pažadins tam tikrus ištikimus ganytojus ir mokytojus, kurie budės jūsų sielų labui kaip tokius, kurie turės duoti apyskaitą. Tiesa, kad turės kilti taip pat ir klaidingi mokytojai, kurie iškreips viešpaties žodį ir stengsis gudriais suktais sofizmais pargriauti jūsų sielas. Bet jei Dievo vaikai savo širdies paprastume reikalaus patvirtinimo kiekvienam savo tikėjimo elementui žodžiais, taip sako viešpats, o visus dalykus rūpestingai ištirs Dievo žodžiu, tai jie lengvai sugebės atskirti tai, kas teisinga, nuo to, kas suklastota. O kai tai padarysime, apaštalas Paulius mums patarė turėti pasitikėjimą. Hebrajams 13 skyrius 17 eilutė. Viešpats mūsų ganytojas rūpinsis savo tikrosiomis avimis. Dievas turi įvairius angelus, pasiuntinius, vieni yra atgaivinti, kiti neatgaivinti. Jo atgaivintais pasiuntiniais kartais yra žmogiškos būtybės, o kartais dvasinės. Apie abi grupės pasiuntinių atgaivintas ir neatgaivintas galima pasakyti, kad jiems patikėta tarnyba saugoti Dievo šventuosius, kas ypatingai liečia jo atgaivintus angelus. Dievo dvasiniams angelams patikėta Dievo žmonių globa, apvaizdinė priežiūra, norint apsaugoti juos kitokiu būdu, nei dvasia ir žodžiu. Jo žmogiškiems angelams patikėta atlikti ypatingą tarnybą, saugoti Dievo žmonės dvasia ir žodžiu, einančius tiesos ir jos dvasios keliu. Tai yra ypatingos pareigos skirtos mokytojams bažnyčioje, nors kartu ir visiems Dievo žmonėms patariama vienas kitam tarnauti tiek, kiek leidžia tam galimybės. Klausimai: kokie išbandymai šią savaitę parodė, jog viešpats rūpinasi mumis? Kaip šie išbandymai paveikė mane? Ne savo angelams, pasiuntiniams jis įsakys apie tave, kad jie sergėtų tave visuose tavo keliuose. Psalmių 91 skyrius 11 eilutė.